Sveiki visi. Ačiū, kad prisijungite prie jau kasmetinę tapusios apklausos, kiek Lietuvoje uždirba QA. Pakalbėsim apie temą, kuri visiems aktuali, bet apie kurią dažnai kalbama pusę lūpų. Šią prezentaciją jums paruošė Kristina Pečiukonytė ir aš, Deimantas Liubertas. Trumpai apie ką šiandien kalbėsim. Pirmiausia, pasižiūrėkime į oficialius Lietuvos vidurkius, kad turėtume kontekstą. Tada pagrindinė dalis, pirma pagal darbo sutartį dirbančiuosius, jų atlyginimų palyginimas 24-26 metais, ar tikrai jaučiamas augimas, ar labiau stagnacija. Vėliau atskirai apie kontraktorius ir pabaigoje labai svarbi dalis – žmonių komentarai, nuotaikos ir įžvalgos apie rinką. Čia matote oficialius Lietuvos atlyginimus Lietuvoje. Tai svarbu tam, kad suprastume, ar QA burbulė gyvename geriau, ar tiesiog kitaip. Šios skaičius verta turėti galvoje, kai vėliau matysime QA vidurkius. Klausime tiek apie ant popieriaus, tiek apie į rankas, nes visi žinom, kad dažnai tai du labai skirtingi skaičiai. Skirstėme pagal darbo sutarties pobūdį, darbo sutartys ar kontraktas, QA kryptį, manual automation abu, taip pat seniority ir miestą. Ir palikome atvirą klausimą komentarams. Iš viso sulaukėme 278 atsakymų. Pašalinome dublikatus ir akivaizdžiai nekorektiškus įrašus. Čia matote respondentų dirbančių pagal darbo sutartį pasiskirstimą. Verta atkreipti dėmesį, kad Junior Automation yra vienas atsakymas, taip pat Lead Manual yra 3, Automation Manager 1, Manager Manual 3. Tai vidurkiai šiuose kategorijose yra iš tiek duomenų, kiek gavome. Na, judame link vidurkių. Pradėsime nuo dirbančiųjų su darbo sutartimi. Tai didžiausia dalis mūsų respondentų šiemet. Čia matote į rankas vidurkius pagal QA kryptį ir seniority. Iš karto matosi keli dalykai. Automation atsiperka tik senior lygyje, junior nepamirškim tik vienas respondentas, o ties lead ir manager mokėti abu, manual ir automation, yra naudingiau. Junior ir mid skirtumas yra labai ryškus, senior lygyje kreivė pradeda plokštėti. Vidurkiai ant popieriaus. Ta pati istorija, tik kiti skaičiai. Viena įdomiausių dalių – atlyginimų pokytis. Junior augo smarkiau nei pernai, mid mažiau nei pernai, senior atlyginimų stagnaciją matome jau 3 metus iš eilės. Lead atlyginimai didėjo, o menedžerių, kadangi jų yra mažiausia respondentų, dėl to rezultatai mažiausiai patikimi, matome labai didelius svyravimus. Prisiminkite, Lietuvos vidurkis didėjo apie 8%. Šiemet sulaukiam atsakymų tik iš Vilniaus ir Kauno miestų. Nėra nei vieno dirbančio pagal darbo sutartį iš kitų Lietuvos miestų. Tradicinis klausimas, ar Vilnius vis dar moka daugiau? Skirtumas egzistuoja, bet jis nebėra toks drastiškas kaip anksčiau ir, sakyčiau, kasmet traukiasi. Na, o dabar atskirai apie kontraktorius. Matome, kad dauguma dirba Vilniuje, 2 Kaune, 2 USA, 1 tiesiog nurodė remote. Čia taip pat galime pamatyti respondentų pasiskirstimą, įdomu tai, kad dauguma yra senior žmonės. Kontraktorių pasaulis atskira visata. Čia skaičiai atrodo labai gražiai, bet reikia nepamiršti, kad mid vidurkis yra iš vieno respondento, menedžeriai 2, todėl lyginti su darbo sutartimi reiktų labai atsargiai. Kontraktorių atlyginimas ant popieriaus atrodo mažiau įspūdingas, tačiau skirtumai šiek tokie yra. O čia matome vidurkių palyginimą ir matome, kad mid lygio kontraktorius uždirba 36% daugiau už darbo sutartimi dirbantį, senior net 89%, o menedžeriai 43%. Komentarai. Sulaukiam 31 komentaro, juos neredaguotus galėsite apžvelgti Google dokumente, o nuoroda bus pridėta, o mes apžvelgsime AI pagalba sugrupuotus. Jūsų atsakymus. Tai pirmoji pati didžiausia kategorija atlyginimų stagnacija ar mažėjimas. Respondentai tikrai yra sunerimę ir pastebi, kad atlyginimai neauga. Arba mažėja, sakau. Arba mažėja kelis metus iš eilės. Čia įdomiau, kad iš respondentų įmonės vadovas teigia, kad visas IT sektorius lėtėja, dėl to neauga atlyginimai. Stagnacija, atlyginimas nesikeitė 3 metus, atlyginimai startuoliuose neauga, atlyginimai neauga kelis metus ir net 4 metus darbo skelbimuose atlyginimai nekyla.
Jo, tai šiuo metu, kaip sakant, keiti darbą, nekeiti darbą, vis tiek atlyginimas nekyla. Deja. Panašu. Sekanti kategorija AI įtaka darbui rinkai. Tai matome, kad vienas respondentas mano, kad AI pasistumėjo smarkiai lapkričio mėnesį, atsirado nerimas dėl ateities, AI testavimo patirtis darosi reikalinga, QA ir IT specialybės praranda prestižą, nes managementas tikisi, kad AI pakeis žmonės. Deja, bet šiuo metu dar tai nėra tiesa. Tai nėra tiesa, tikrai, bet AI padeda tikrai dirbti. Taip, sutinku. AI pakelia produktyvumą ir manual gali būti ruošiamas automationui su AI pagalba. Čia, manau, teigiamas aspektas AI. Vienas iš nedaugelio. QA rinkos struktūra, atlyginimų poreikis ir palyginimas su kitomis rolėmis. Tai manual QA turi žemiausią atlyginimą IT rėžiuose. Kaip ir pamatėm iš to, ką surinkom, iš tikrųjų. Matyt tiesa. Automation inžinierių atlyginimai nesiskiria nuo programuotojų. Matyt tiesa. Nemačiau programuotojų šių metų apžvalgos rezultatų, bet ne veltui yra ir SDET nauja rolė, tai tikrai tiesa. Čia atlyginimai jau lenkia develop atlyginimus. Kažkam pasisekė. QA specialistų rinkoje mažiau, jos sunku rasti. Taip, sutinku su to. 3 kartus, jeigu gerai prisimenu, 2,5-3 kartus mažiau yra testuotojų nei programuotojų Lietuvoje. Testuotojai laikomi pigesnė darbo jėga. Ir tikriausiai pasiūlymas kitais metais atskirti firmware nuo software testuotojus. Mes tokį atskirimą darėme 2022 gal metais ir sulaukėm labai mažai respondentų. Tas pats, kas kontraktoriai šiemet. Nusprendėm išimti šitą dalyką. Taip. Toliau. Karjeros progresija, skillsai ir reikalavimai. Tai junior pozicijos atlyginimas mažas ir didelis yra šuolis pereinant į midą. Matėme tai ir skaidrių. Norint uždirbti daugiau, reikia mokėti automation. Visiškai tiesa. Tikrai taip. Ir AI vėl gali, kaip sakant, pagelbėti šituo atveju. Manual testuotojus AI gelbėja. Taip. Testuotojai, kurie moka manual ir automation, uždirba daugiau. Tiesa. Taip. Automation pagrindų tikimasi net iš manual testuotojų. Taip. Again, dėl to, kad atsiranda AI, tikimasi iš žmonių, kad jie pradės kodinti, vibe kodinti kažkokius automatinius testus, netgi nežinant kodą. Tai taip yra tas dalykas. Na, aš negaliu pakomentuoti. Nežinau. Senior lygyje atlyginimą atsikelti labai sunku. Tiesa. Darbo rinkos pokyčiai. Sumažėja manual testuotojų darbo skelbimų. Man rodos, mes matome ir iš respondentų pasiskirstimo, kad atsakančiųjų, kad jie dirba tik manual, skaičius mažėja. Taip, tikrai taip. Matome 2 komentarus, kurie vienas kitam prieštarauja. Vienas sako, kad skelbimų labai sumažėjo, o kitas sako, kad skelbimų gal net padaugėjo nuo sausio mėnesio. Tai šiaip, žinai, įdomu, kokių skelbimų, nes irgi priklausomai nuo to, ko ieško. Ar tai yra automation cases, ar tai yra manual cases, ar tai yra manageris, ar tai yra leadas, ar tai yra senioris. Daug visokiausių dalykų. Tai, tiesiog žmogus turi kitos patirties. Tiesa. Platyta mūsų rinka, daug pareigybės lygių ir dar specializacijų, tai visai gali būti. Labai sumažėjo galimybių dirbti iš namų, kas yra tikra tiesa. Taip. Pasiūlymai mums kitiems metams, patirti metais mes šiemet išėmėm šitą klausimą, nors visus 5 metus turėjome. Kompensacijos būdus klausėme pernai, bet irgi labai mažai žmonių atsakė, dėl to šiemet nematėm prasmės įdėti. Pensijos kaupimo įmokos gali iškreipti atlyginimų skaičiavimą. Tiesa, bet irgi, ta prasme, kiekvienam žmogui skaičiuoti, ar jisai kaupia pensiją, nekaupia pensijos, kažkaip gal nelabai yra poreikia mums šiuo metu, mums daugiau
poreikis sužinoti, kiek iš tikrųjų žmogus gali gauti ir gauna šiuo metu, kad tie patys junioriai, pavyzdžiui, žinotų, kiek jie gali prašyti pinigų, ne, įmonėse, atėjus į naują darbą ar kažką. Nu, aš tai čia tikriausiai, žiūrėkit, yra gaunamas atlyginimas į rankas ir mes taip pat renkame, kiek gaunate ant popieriaus. Tai jeigu tau darbdavys į rankas moka mažiau, nes dalį perveda į pensiją, žiūrėkite jį vidurkį ant popieriaus. Jis vis tiek bus adekvatus ir rodys jums kažkokią informaciją. Bet per tuos metus, kai darome šią apklausą, darbdaviai keičia strategijas, vis randa kaip kažką mokėti papildomai per bonusą, 13 atlyginimą, akcijas, opcionus, draudimus, gyvybės draudimus, nežinau ką dar. Taip kad visko yra. Ir paskutinis komentaras, darbo skelbimas, nurodomi labai platus atlyginimo rėžiai. Aš irgi su to susidūriau, dvigubai gali skirtis žemiausias nuo didžiausio rėžio. Nu, mano manimo, tai yra teisinga, nes yra, tarkim, jeigu paimsi mid žmogų, tas, kuris ką tik perėjo iš junioro į midą, mažiau skilsų turi, tas, kuris jau padirbęs kaip midas, daugiau skilsų, daugiau patirties, tai aš sakyčiau, kad jie turi gauti skirtingą atlyginimą. Logiška. Tarptautinis palyginimas, Vokietijoje nėra daug gerai apmokamo darbo, kontraktiniai atlyginimai nepalyginami su Lietuvos. Na, tiesą sakant, jie palyginami, tiesiog daug didesni. Tai ką, ačiū Jums. Taip, ačiū. Susitiksime kitais metais. Iki. Tikiuosi, iki.